Sveiki, sugrįžę. Dabar mes, kadangi jau nusibraižėm topografinį pjūvį, mums reikia pradėti braižyti geologinį pjūvį. Geologinis pjūvis mes braižom naudodami dviem metodais. Tai viena stratozoipsio metodu, o kita struktūrinių elementų, jau parodytų, kurie yra parodyti žemėlapį, struktūrinių elementų pagalba. Tai mano šios pasirinktas žemėlapis yra kaip tik tai toksai, kuris rodo abu. Tai šitoj daly, matot, yra parodyti du slūgsojami elementai, jų tysos polinkio kampai ir polinkio linijos, tiksliau ir polinkio kampai. O šitoj daly, matot, nėra jokių slūgso elementų, tačiau yra izohipsas, aukščio linijos, yra kontaktai, mes galėsim subrėžti stratozohipsas. Tai pradėsim nuo šitos dalies, kur yra parodyti slūgso elementai. Va, ir pirmiausia, čia reikia atkreipti dėmesį, kad mūsų slūgso elementai, tai yra kontaktų, pavyzdžiui, šitas simbolis yra čia tiesa, polinkio linija ir polinkio kampas, be šito kontakto tarp Tereso ir Permo. Bet dabar mes negalim jo čia tiesiai interpretuoti, tiesiai braižyti šitaip, nes nėra polinkio kampas, tiksliau kampas tarp pjūvio linijos ir tiesos nėra 90. Kodėl jis turi būti 90? Nes čia parodytas vadinamas tikrasis polinkio kampas. Tai yra, jeigu čia pamatuotumėm kažkur tai šitoj vietoj kontaktą, kažkokią foliaciją, lygiai greitai būtų kontaktai tikriausiai, tai pamatytumėm, kad šitoj vietoj tiesa yra tokia, polinkio kampas 76. Tačiau jeigu mes eitumėm į atodangą mūsų būtų ne kažkokiu kampu į foliacijas, tada čia nebūtų 76, bet būtų mažiau. Ne? Nes čia polinkio linija yra maksimalus polinkio kampas ant šitos plokštumos. Tai dabar mums reiks truputį paskaičiuoti. Ir kaip tai daryti? Iš tikrųjų ganėtinai paprastai, mes paieškosim internete, yra puikus internetinis puslapis structuralgeology.org ir net jeigu čia ganėtinai gražiai paaiškinta, bet jums paliksim, jeigu jūs dar net to nepadarėte, turėtumėt padaryti ir pamatys, kad čia yra dvi galutinės formulės. Ir mums reikia susidomėti, kad tai yra delta yra tikrasis polinkio kampas, alfa yra matomas, tai yra kampas, kuris pamatuotas ne lygiai grečiai, o tiksliau nestatmenai tysai, o beta yra kampas tarp sluoksnio arba kažkokios plokštumos, kurią matuojam tiesos ir pjūvio linijos. Tai kampas beta mūsų atveju būtų būtent va šitas kampas. Arba tikriau šitas kampas. Tai va, mes paimsim šitą formulę, susivesim į Excel arba kažkokią tai panašią lakštinę, tai vadinamą programą. Aš jau padariau. Ir taigi mes turim parodytą žemėlapį. Čia yra tikrasis polinkio kampas ir mūsų šiuo atveju pasirinkom 76. Toliau mums reiks šitą išskaičiuoti. Skaičiavimas.
ir kampas, mums reiks pamatuoti, koks kampas. Kad, tarp tiesos ir pjūvio linijos žemėlapiai. Kad ta formulė ten suvesta. Pirmiausia, jeigu skaičiuojat Excelį, tai jums reikia pirmą laipsnius persverti į radianus ir tada skaičiuoti. Čia padariau tokį grafikėlį, kuriame aiškiai matosi, kaip kinta. Jeigu čia mūsų tikrasis polinkio kampas yra 76 ir kai čia tikrasis polinkio kampas būtent. Ir kai tiesa yra statmena, čia yra polinkio kampas, o čia yra kampas tarp tiesos ir pjūvio linijos. Tai matot, kadangi kai kampas 90, tai yra tikrasis polinkio kampas yra 76. Kai kampas mažėja, tai yra, galėčiau parodyti, jeigu mes paimtumėm ir sukurtumėm, vieną simbolį, tokį tiesa polinkio liniją. Jeigu čia būtų tikrasis, čia būtų 76 polinkio kampas, tai čia būtų irgi ant pjūvio linijos būtų 76. Tada, bet jeigu mes kažkokio sukam polinkio kampas tarp tiesos ir polinkio, kampas tarp tiesos ir pjūvio linijos mažėja, tai polinkio kampas irgi mažėja. Bet nemažėja linijiškai, kadangi ten kaip matot, atsimenat, formulė yra tangentai ir sinusai, tai nelininijos funkcijos, tai jis mažėja. Ir jeigu būtų šiuo atveju, pavyzdžiui, kokio 45 polinkio kampas, 40, atsiprašau, ne polinkio kampas, bet kampas tarp tiesos ir pjūvio linijos, tai būtų, čia kažkokia 45 čia, tai būtų kažkokia 70 laipsnių. Ne 76, bet būtų 70 mums čia reiktų matuoti. Jeigu dar mažėtų, tai reiktų, jeigu 10, tai būtų 35, tai čia gan staigiai sumažėtų irgi. Tai va tiek. Bet jeigu jūs, labai rekomenduoju, kad jūs tą patį padarytumėt, čia galite susivesti formulės iš, kad ir šitą, bet puslapio yra daug kitų. Ir tada, jeigu jūs galite susidėti grafiką, sudėti kolonėlės, čia pačiais suskaičiuoti, čia įvesti kampą kas 10, kas 1, kaip norit laipsnių. Tada nusibrėžti grafiką, tada bus galbūt šiek tiek aiškiau. Tai mes dabar paimsim, šitą kol kas ištrinsim ir pamatuosim, koks čia yra kampas. Jeigu čia yra kampas, šitas sakim, tai kampas matuojam su Bezier. Jeigu čia kampas yra 0 arba 180, čia parodyti, tai čia 0, į minus eina, bet nesvarbu, tai čia kampas bus maždaug 78 laipsniai. Jeigu aš paimsiu ir įvesiu, kad mano čia yra tikrasis polinkis 76, beta, tai yra kampas tarp tiesos ir pjūvio linijos yra 78, tai
Tai man reiks čia atidėti ant pjūvio linijos 76 laipsnius beveik. Čia, kadangi kampas beveik statmenus, tai čia visiškai beveik nesiskiria. Irgi gerai. Tai va, dabar pradėsim braižyti po truputį biologinį pjūvį. Taip ir mums pirmiausia reiks susikurti topografinį pjūvį, mums užrakinsim, mes jį paliksim, susikursim, vadinkim geopjūvis, polinkio, na gerai, su struktūriniais elementais. Reiškia, pradedam braižyti pjūvį. Gerai, tai braižysim, nes ateisim, braižymas principas yra toksai, kad ateinam vienam taške. Mes esam kažkur šitam taške, ant paviršiaus. Einam mūsų pjūvio liniją, prieinam šitą tašką, ant šitam taške susirinkam kontaktą, mes pažymėsim kontaktus. Ir šitam taške polinkio kampas, vizija kreivė. Šitam taške mes nubraižysim polinkio liniją ir polinkio kampą. Čia parašysiu 76 į šitą pusę. Mūsų rodo 7, čia šitoje vietoje žiūrėsim, koks kampas, čia yra 180, mes atimsim kiek? 70 beveik 6, atimsim 76, 180 minus 76. Gasam, kad mums reikia platuoti 104 laipsnius. Galime šitaip daryti, bet iš tikrųjų mums reikia kur kas patogesnių metodų. Reiškia, pasimsim vietoj to tašką, nubrėžsim horizontalią liniją su kontrol pagalba. Mes galim pasukti rotate į šitą pusę 78 laipsnius. Apply, štai mūsų 78 laipsniai. Padedam daryti čia. Mano linija per storą, aš noriu padaryti, nes padarykim, tarkim, pusę. Gal bus greičiau. Taip pat pamatau, kad mano kontaktas tarp šitą ir šitą. Kontaktas tarp yra palinkęs į šitą pusę 78 laipsnius. Ir toliau einam, tarkim, ir šitą pusę. Dabar, čia 54, bet neaišku šitas į šitą pusę, čia 55 ir į šitą pusę kontaktas yra. Aišku, mes dėsim 55, čia 54, gerai, 55 į dešinę, F6, ant pjūvio linijos, horizontalę, nes matom, kontakam, rotate, kiek sakiau, 65, 60 bus gerai. Čia mes jau interpretuojam, tai šitą pusę, apply. Gerai, taip tas tokinis toras. Šitas kontaktas, dabar einam prie šito kontakto.
pataisyti, paskui daryti. Pataisykim dar kartą, paskui dubliuosim. Ne, čia labai panašus kontaktas, ne? 50. Ir mes gavom 60. Mums reikia truputį. Gerai, šitą padarom duplicate, padarom čia. Ir čia buvo 60, čia turėtų būti, tarkim, vertikalą, tai darykim į kurią pusę, į šitą pusę. 54. Gerai, dabar teikim į šitą pusę. Paskui aš jums paliksiu patiems padarytą. Dabar žiūrėkit, kas čia per situacija. Čia eina kontaktas, palinkęs į... čia palinkęs į šitą pusę 45 laipsnius. Gerai, paimkim ir nusibraižykim mūsų pagalbinį. Tokį. Gerai. Dabar žiūrėk, šitoj vietoj pamatuotų kontaktas, sluksim 45 laipsnius šitai. Dabar koks va čia, kaip čia eina šitas vingis. Čia žemėlapis. Kaip eina čia. Tai reiškia, kad jeigu šitas kontaktas visur eina maždaug palinkęs į tą pusę, ne, tai kai suksimės į šitą pusę, tai ženklas turėtų irgi suktis. Reiškia, šitam taške ir šitam taške. Teisa bus tokia, o polinkis bus į tą pusę. Tada mes jeigu eisim čia, tada reiškia, čia bus čia. Šitai. Tada jeigu ateinam šitai, polinkis, tada jau į tą pusę, ateinam čia, tada maždaug į tą pačią pusę kaip ir šitoj pusėje, nes šitas kontaktas yra lygiai greitus, beveik lygiai greitus šitam. Einam čia, tada vėl jis sukasi. Kiek, konkrečiai, kiek čia sukasi, mes nežinom, bet mes žinom, kad dabar pa šitam taške, būtent šitam taške, polinkio kampas, arba polinkio kryptis, arba polinkio linija eina būtent į šitą pusę. Jeigu ateinam čia, mes, man dabar tai reiškia į visiškai priešingą pusę. Jeigu einam čia, vėl tas pats. Sukasi. Kažkaip taip, ateinam čia. Ir vėl kontaktas yra palinkęs į tą pusę. Nesakau rytai vakarai, nes čia yra žemėlapis pasuktas. Jo šiaurė yra kita pusė. Tikiuosi dabar aiškiau kažkaip tai. Iš tikrųjų, čia mes stebim raukšlę. Va. Ir dabar mes turėtumėm pamatyti... Mums ką reiktų padaryti, matot, šitai simbolį mūsų nelabai matosi ant žemėlapio. Tada mes susikurkim dar vieną sluoksnį. Pavadinkim jį paklodę, tarkim. Jis turėtų būti žemiau šitą. Ir čia, imkim ir padėkim paklodę. Ko jis nuėjo? Nuvažiam, gerai. Ir tikrikim jo užpildą. Matot, parašyta, kad fill none, reiškia, nėra jokio užpildo. Strauk, fill, juodas, negerai, padarytume gal toną.
kad jis būtų peršviečiamas. Kad tam tada ir aplukas koks. Vis. Greičiausiai iškeliauti. Bet, tarkim, suspūs prie daug. Dabar, čia matas. Ne, tai bus baltas. Baltas, kiek daug, mažiau. Čia matom, ir čia jau matom labai gerai. Na, tai dabar šitą vietą. Prieinam mūsų kontaktą. Štai. Prieinam. Kur mūsų pjūvio linija. Aha. Šitą panaikinkim. Ja, pjūvio linija. Atėjom čia, į šitą pusę. Čia matot į tą pusę 45 laipsnių. Į šitą pusę palinkę. Gerai, tada mes brėšim... Šitas yra ant paklo... Aha, čia turbūt reikia... Padaryti šitą reikia daryti taip. Čia turi būti... Gerai. Paste in place. Paste in place, gerai. Šitas... Ne čia, čia turi būti PSGA pjūviai. Paste in place. Šitie gerai. Gerai. Na, tai dabar, reiškia, šitas bus palinkęs maždaug 45 laipsnius į tą pusę. Tai mes tą padarom. 6. Iškart pataisysim. Stabiliais. Gerai. Jeigu aš dabar padarau mano F6, jis tada turi pradėti rodyti... Na gerai, pasirodo. Gerai, horizontali linija. Palinkę maždaug 45 į tą pusę, ratai. 45 į tą laidą. Mūsų topografinio pjūvio. Dabar ateinam čia, va šitoj vietoje. Kaip sakiau, tai neaišku, greičiausiai palinkę į tą pusę. Tai mes priėję ir pradėkime maždaug čia. Mes tą polinkio kampą imsim ir labai sumažinsim iš ranko kažkokį labai nedidelį padaryti. Kad ir horizontalą. Tikriausiai atsimins. Taip. Gerai, šitoks jau taško. Dabar šitas į tą buvo palinkęs, šitą iš kitą pusę palinkęs, labai teisingai. F6. Palinkęs 48 laipsnių į šitą pusę. Bet čia. Mums kažkur čia trūksta. Nenubrėžim. F6, Kem 5 į tą pusę. Va taip. Tai dabar mes kai čia brėžysim. Aš šitą vietą kažkaip brėžysim taip ir taip. Aš dabar dėk svingo, tai taip, taip ir taip. Aš man... Tai bus tą palinkę, čia bus dar viena papildoma raukšlė. Reiškia taip, šitaip, šitaip, kažkaip taip. Taip, šitaip, šitaip, šitaip.
Nu, aš dabar reikia tik vaikščiot palei šitą liniją ir tęsti. Šitą padarėm. Aha, o čia šitoj vietoje, matot, čia prasideda tas aliuvis kažkoks tikriausiai. Reiks čia, gal mane tiesiog iš rankos iš karto nubražyti. Laukit, čia paimsim, taip darysim. Nuo šito taško iki šito. Kadangi čia aliuvis vos matysis, tai mes paimsim mes paimsim nuo šito taško iki šito taško. Žymėsim čia dėl to nepersvaršingai. Neverčia, netoli langys. Pakartosim iš naujo. Kai yra tiesa su dviem taškais, tas blizgė nešeina. Todėl mes kai padedam vieną tašką, kitą padarysim login. Pribėgsim ir brėšim šitą iš karto. Tada gausim vieną bent jau blizgė kreivę. Ir tam mums tikriausiai labai užteks. Nes su vieną galima padaryti daug. Kažką tokį padarysim. Nedidelių upelį ir kažkur mums labai to užteks iš karto. Ne upelį, tiksliau čia, kaip aš jums parodžiu, tarp čia mes užpildysim šitą spalvą. Čia bus kažkoks upės slėnis užpildytas aliuvis. Gerai, žinam toliau. Dabar pradėkime nuo šito kontaktą. 46 tą pusę. Mes esam gerai. 6. 46. Šitą pusę. Dabar šitas eina į tą, bet turėtų, kaip čia matot, čia, reiškia, šitas kontaktas turėtų eiti į šitą pusę, nes čia raukšlės. Kiek į šitą pusę neaišku, mes nežinom, tai maždaug tiek pat padarysim. Čia simetriškai padarysim daug sunkiau. Čia yra interpretacija. Tada padarysim tiek pat į kitą pusę. Nes mato, čia su raukšlės, reiškia, šitas eina šitaip, tada šitas šitaip, ne? Koks čia tresas eina, užpildo sinkliną, bet permas yra antiklinė, reiškia, permas žemiau, aišku. Ir taip toliau. Ir tada mes darysim šitą šitaip. Atsigražinam. Va. Žemliau. Aha, tai baigėsi. Gerai. Dabar einam galiau. Žiūrėkit. Va šitas permas yra antiklino formą, bet čia jo kontaktas mat uždengtas aliuviu. Mes paimsim, galvosim, kad kontaktas išlenda kažkur tai, na kur čia išėti, kažkur čia. Ne? Tai, jeigu čia išėti, maždaug čia toks pločio laikome, kažkur gal truputį. Ir nubražytumėm maždaug tiek pat į tą pusę. Taip. Kažkur taip. Gal čia taip. Ne. Mes galim šitą pertinti. Tai kad čia paspjūvio linijos bus polinkio linijos. Paskui dėsim dar vieną pjūvį,
ant kurio paražysim patį pjūvį, patį liniją. Taip, čia žiūrim, šitą uždėjom. Šitą atrodytų irgi turim. Toliau čia į šitą pusę maždaug 65 laipsniai. Nepakrodam. 65 šitą pusę. Čia į šitą pusę 45 laipsniai. Čia yra apie 76, čia 64, 70 laipsnių. Šitą pusę. Turbūt būtų simetriškai. Čia 75. Aha, žiūrėkite, vidėm. Dabar čia yra parodyti, kad kontaktas kažkur eina į šitą pusę, bet kontaktas sutampa su šita raudona linija. Matot, šis ateina susijungia. Tai reiškia, yra lūžis. Tai reiškia, lūžį braižysim pagal šitą raudoną simbolį, tas raudona linija, raudonas simbolis, o patį kontaktą pagal šitą simbolį. Na, tai dabar mes padarysim į šitą pusę kažkur 75 laipsnius. Aš tiek 70 irgi, tai kaip ta, visada grįžti kaip ir šitą pusę. Gerai. Ir lūžis. 80 šitą pusę. Reikia pažiūrėti, nes lūžis eina kerta kontaktą. Reiškia, lūžis kerta, reiškia, lūžis šitas bus kažkur giliau. Jis kaip ir kontaktas ateina aukščiau, čia plotis toks, čia susiaurėja. Reiškia, kur šitas pjūvis. Šitas, ne pjūvis, prašau, lūžis. Reiškia, lūžis bus, mes pažiūrėkime į raudoną spalvą. Reiškia, jis C. Tas kontaktas nukastas, aiškiai, jis kažkiek tai žemiau, kiek jis neaišku, nes jis čia turėtų kažkur išlysti maždaug čia. Pažiūrėkime, būtų išlysti. Jis išlystų kažkur plačiau čia, išlystų čia. Bet kadangi jis nukastas, tai čia neišlenda. Aišku, čia kažkur bus pasilipęs. Tai tas pas plotis. Storis to kažkurios plotis. Suraukštat. Tikiuosi, supratot, nes žiūrėkit,
Va čia yra toks storis kažkoks, ne? Bet čia jis akivaizdžiai susiaurėja. Ir akivaizdžiai susiaurėja dėl lūžio. Reiškia, mes kai matuojam storį šitą, ne, tai jis turėtų būti... Čia kažkas... Na, gerai, pažiūrės. Ne? Tai jis turėtų būti storis. Tas storis maždaug, tarkim, vienodas, jeigu išlaikytas, nebūtinai, bet kadangi lūžis nukerta, tai jeigu lūžis tai kirstų, tai jis čia išeitų, kažkur čia. Nu, maždaug. Jeigu čia eitų, galbūt čia kažkur. Šiek tiek platesnis turėtų būti. Bet kadangi lūžis nukerta, tai jis, reiškia, jis nukerta. Gerai. Ir toliau čia užsidengia. Gerai, mes čia padarysim pertrauką.